Laidą pristato žvejybos įrankių parduotuvių tinklas Romada. Tai štai ir galų gale paskutinis žvejų mūšio finalas tarp dugninės meškerės meistrų, specialistų, nežinau, kokie čia yra. Va, paskutinis finalas prieš didįjį finalą ir niekam nepaslaptis Tomas iš Kauno, iš klubo vienam gale kablys, nusiteikęs nuožmiai, ar ne? Be abejo. Žiauriai, Žiauriai. griežtai, Būtinai. tiesi, žvejosi, nori į finalą. Būtinai. Labai gerai. Ir jo oponentas Darius, kaip sakiau, dar nesakiau, Žemaitis iš Kauno ir dizaineris, o toks rinkinėlis, toks perlas. Dariau, pasakyk ką nors. Apie ką nors. Apie ką nors? Apie Tomą pasakyk. Apie Tomą? Jo. Šaunus vyrukas, žiauriai nusiteikęs, aš dar žiauriau. Aha, tai ir tu kovosi. Ko? Nepasiduosi. Be ko. Šaunuolis. Bandysim? Šaunuolis, žvejosim Sakučiuose, diena labai graži, nors labai šalta, bet labai graži, saulėta. Pirmin, berniukai. Nelinkėsim. Nesibučiuosit, ne? Kažkaip seniai mano laidoje kas nors besibučiavo. Jau pasiilgai. Paskutinis žvejų mūšio pogrupis, kuriame finalininkas dar neaiškus. Tomas abi kovas atgaudė gražiai ir užtikrintai ir dabar jam paskutinis išbandymas. Arba finalas, arba namo. Darius turi galimybę patekti į finalą paprasčiau. Jam tai reikia nugalėti Tomą. Žinant, kad Tomas patyręs ir pakankamai universalus žvejys, Dariui lengva nebus. Na, ką šitauzijų, toj prasidės žvejų mūšis ir viskas bus aišku. Varžovai tupia prie jaukų ruošimo. Abu jaukins vienodų Browning Champions Choice jaukų. Taip sutarta, kad sąlygos būtų vienodos. Priedai jaukus pagal kiekvieno skonį. Tai laikas ir sužinoti, kas kaip jaukins. Bet tu čia, kokie čia pas tave jaukai, tu čia žemių krūvas maišai. Vietinė žemaitiška žemelė. Gal į Kauną parsivešiu? Be abejo, porą saujų parsivešiu, rytoj Nevėdžioje pabandysiu. Ai. Na, pasakok. Iš tikrųjų, tai su jaukais nieko labai mandro nedarau. Nu, aš matau žemės čia. Browningo... Jo, čempionų pasirinkimas, palauk, va, jisai pakis. Tai čia tą vienintelį kilogramą ir dėjai, ar ne? Taip, aš manau, kad srovė nedidelė. Ne, nedidelė srovė. Vanduo šaltas, Taip. žuvis nebus labai tokia išalkusi. Iš kur tu taip viską gerai žinai, kad ir srovė nedidelė, ir vanduo šaltas? Upė šalia. Tai dėsiu kilogramą jauko ir maždaug santykių 40-60 procentų, tai 60 procentų žemės. Tai yra maždaug beveik 3 ant 2, beveik. Taip. Į finalą tau reikia prasimušti, aš taip ar taip jame dalyvausiu. Be abejo. Žiūrėsim, kas gausis. Iš tikrųjų, dar šiek tiek uodo truklio lervų kvapo aromico dedu. Šiek tiek pinkų, šiek tiek... Dėsiu vis tik tai. Šiek tiek musės lervų dėsiu. Vis tiek turi kažkas tai krūtėti ten. Nieko gudraus. Rudenį nieko gudraus ir nereikia. O, tai tu čia čia jaukas, čia yra jaukas. Aš galvoju, tu jau čia sumaišęs esi. Sumaišysim, pertrensim dar kartą per setelį. Ir pasižiūrėsim, kas gausis. Pats jaukas gausis tamsus. O tu gal esi gaudęs su šito, su Browningu, su čempionų pasirinkimu? Nesigaudęs, ar ne? Tai čia tau bus startas. Aš manau, kad tikrai neblogas jaukas turėtų būti. O nebijai rizikuoti finalui vis tik tai? Nors jaukai pas jūs abu vienodi. Jaukai pas abu vienodi. Čia iš principo lems tik tai vieta ir proporcija, kaip teisingai. Jeigu teisingi duomenys, kad žuvis tikrai kimba paskutiniu metu minėjau, tai aš manau, kad didžiausia efekta tai bus greitis gaudyti. Oho,
Tu čia galvoji, jinai taip kips. Tie tavo duomenys pasenė. Gali būti. Nes žuvis kimba tol, kol neatvažiuoja žvejų mūšis. Mes turim patirties, vat, iki šiol sapnuoju tą vienintelį karšį vienoj laidoj. Vakar draugai gaudė Mingėje, tai be problemų. Kaip tu vertini savo varžovą šios dienos? Prasme, tu jo labai bijai, ar kaip? Bijoti nebijau, bet įvertinti. Bet kuriuo atveju reikia žmogus gaudantis daug baltos žuvies. Faktiškai... O kur deda? Visai būna turbūt. Ir į klubą atneša pavaišinti. Aišku. O iš tikrųjų, bet kuriuo atveju varžovą reikia vertinti. Tai dabar žaidimo nebus. Kovosi taip, kaip už tėvynę. Nu taip, kaip finale. Su Tomo jaukais aišku, su požiūriu irgi. Vaikinas ruošiasi sugauti daug žuvies. Pereinam prie Kauno žemaičių. Tai tu gal man papasakok, ką tu darysi kitaip. Aromiksas tavo yra kitoks, ar ne? Truputį kitoks. Aromiksas yra. Čekuojinis sensacijos. Kaip Tomas. Galiu pauostyti, turiu teisę. Tomas minėjo, kad žemaitišką žemelę naudoja. Kadangi aš pats žemaitis esu, tai žemaitišką kvapą užtenka, tai aš iš Kauno atsivežiau žemės. Oho. Vat esminis skirtumas. Jo, čia tokia Dariaus gerų savybių rinkinys. Kaunietis, žemaitis, dizaineris. Na, žemės galima dėti tiek, kad prie žemės laikas pradėti pratintis. Anksčiau ir vėliau žemės reikės daug. Kokia dizaineris? Turbūt daugiau kaip pusę to kiekio sudarys tą žemę. Kurmarausių, nepirktinė. Yra druskos, bet irgi dar nežinau, nes čia, kaip pasakyti, pats nekartą nedėjęs. Ar čia atsivežiai žuvį pagautai sūdį? Ir taip gali būti. Kaip visada žvejų mūšyje už kovotojus galite balsuoti ir laidos metu, ir po laidos. Bendrus balsavimo rezultatus rasite tinklalapyje romada.lt, o daugiausia balsų surinkęs kovotojas sezono pabaigoje bus apdovanotas laidos rėmėjo Romados prizu. Kol kas lyderis yra Vladas Valukonis, kuris dėja iš kovos jau pasitraukė. Numerį, kuriuos siųsti SMS, matote ekrano apačioje. Už Tomą balsuokite rinkdami ZM tarpas 01, už Darių ZM tarpas 23. Kol kas ypatingo kibimo nėra, nors negalima sakyti, kad ir nekimba. Žuvis tampo valus, bet pakirsti nesiseka, kibimai labai atsargus. Abu varžovai sugauna labai panašiai. Dariaus žuvis gal kiek stambesnės, Tomas traukia gal kiek dažniau. Kova labai lygi. Oras labai šaltas, bet saulėta ir vos juntamas vėjelis. Praėjo kiek daugiau nei pusę mūšio laiko ir stebint abu varžovus man visiškai neaišku, kas pirmauja. Kibimas vis dar toks pat vangokas ir daug tuščių pakirtimų. Na, kad ir kaip vyrai susikaupia, laikas juos pašnekinti. Na, būsimas čempionė. Kas ten žinos, tai čempionas. Kažkaip tu šiandien man įtartinas kažkoks. Sunkiai, žuvis kimba žiauriai sunkiai. Nesitikėjau iš tikrųjų, kad... Sako, minija pilna žuvies, pasirodo ne. Sunkokai, iš tikrųjų neveikia nei kabliukų, nei pavadėlių ploninimas, nei kabliukų mažinimas. Nu, sunkiai žuvis kimba. Ir labai atsargiai galiu pasakyti, bakstelna, vienas kitas kibimukas per viršūnėlę. Jeigu būtų plūdinė, galbūt sureaguotum pakirsti. Na, čia to nepavyksta padaryti. Čia iš serijos blogam šokėjui. Taip. Amžinai kas nors tabaluojasi. Jeigu mes mokėtume gaudyti, mes visą laiką žuvies pagautume. Kad tu labai neliūdėtum, aš to padovanosiu lauko gėlę, tokia... Biškai padžiūvusi, žinai, bet papuoš nuotaiką. Ačiū, nereikia. Kodėl? Taigi gražus žiedas. Aha, aišku, vienu žodžiu jo, ne fontanai.
Yra kažkoks skirtumas kibimo, nu, iš tų menkų kibimų masaluose? Masaluose pastebėjau tai, kad veikia musės lerva ir būtinai kabinu šalia arba kruopą, arba kukurūzą. Nededant to augalinio masalo, pastebėjau, kad kibimų visiškai nėra. Mhm. Tai vis tik tai su garnyru geriau. Taip. Žiūrėk, tavo konkurentas klausosi, čia jis irgi nori laimėti, jis nori kažkaip. Pasiduok mindės šnekom, tau kiekvieną minutę taškas yra. O tau tai ne. Jis ilgai šnekins, tave nieko nepagausi. Jo, mus dabar dar korupciją apkaltins. Kažkokie dizaineriai iš Kauno privažiavo čia pilna minija. Iš tikrųjų sunku, šiandien sunkios gaudimo sąlygos, tiek atidegsim. Kokią tu sistemėlę čia minijoje naudoji? Ta vadinama tradicinė paternosterė, šeriklėlė apačioje. Fiksuota? Taip, fiksuota šeriklėlė apačioje ir 20 cm virš jos eina kilputė, nuo jos atsišakoja pavadėlė. Aišku, ir kabliukas? Kabliukas bandžiau nuo 14 iki 18 numerį. Nepadeda. Nepadeda tas mažinimas. Paskui jau regėjimo nebeužtenka. Aš manau, kad po to jau sakykime, musės lerva ant 22 numerio kabliuko ir kukurūzą aš jau niekaip neužkabinsiu. Nu, kukurūzą jo, ne. Musės lervą dar užmurdysi, kukurūzą jau ne. Valiukas? Valiukas pavadėlis 008 netgi. O pagrindinis 016. Žemaitis, kaunietis, dizaineris. Darius. Pasitaisysiu, ne dizaineris, reklamos specialistas. Viena ir tą patį. Tegu būti. Kaip sekasi? Negalima skūstis, nors galėtų būti ir geriau. Pagavai tu čia ir karšiuką pagavai ir... Jo, kažkaip netyčia karšiukas, nors... Nesakyk garsiai, bent jau į kamerą, nesakyk, kad netyčia, taigi specialiai atvažiavai, čia jaukus, gudrius dareisi. Bet į finalą vis dar nori? Aišku, noriu. Apie žvejybą gal. Nors čia laida ne apie žvejybą, bet vis tiek apie žvejybą reikia pakalbėti. Tarkim, fideris tavo gyvenime, tai yra mėgstamas įrankis? Sakykim, per vidurį. Tai nėra pats mėgstamiausias, man labiau patinka plūdinė meškerė, bet šmėgėjęs, kad šalia plūdinės ir fideris būtų užmestas. Tarkim, fiderio rišimo sistemėlė. Pats tas galas, ant kurio maunasi žuvis. Tu turi kažkokių savų? Nemanau, kad kažkas tai yra nauja. Turbūt visi tą žino srovėtą gaudimą, bent man kiek yra pasiteisinę, tai darai kilpą iš pradžių. Aišku, ją paskui nukerpėte, sakykime, trečdalis tos kilpos ir 2/3. Ant trupesnio pavadėlio šeriklėlė lietuviškai, sakykime taip, o ant ilgesnio pavadėlio dar aišku, ir per pavadėlį kabliukas. Ir, sakykime, nuo šeriklėlės iki kabliuko bent pas mane gaunasi 60-70 cm. Tai elementariai fiksuota šerikla? Taip. Fiksuota, neslankiojantį čia ne kimba, o ir turim. Daugelis šiandien kibimų. Šiaip kibimų tikrai nėra, kad būtų labai mažai, bet šį kartą pasisekė. Kažkas yra. Nors iš pradžio pasirodė, kad nieko nėra. Yra kažkas. Daužo per galūnę ir... Tai per galūnę labai lengva, jau tokia liauna. O tarp kitko, kokios klasės fiderį labiau mėgsti? Prasme, lengvesnį ar vidutinį, ar heavy fiderį? Sakykim taip, kad gal prie lengvesnių tokių. Na, ramiai atsikabink žuvį ir paskui mes pastudijuosim tavo tą sistemą. Valo diametras pagrindinio. Jeigu neklystu, čia yra 0,22 gal. O, tai nėra ir labai plonas. O šeriklėlė, 30 gramų svarelis, šeriklėlė trikampė, tai tiesiog šiaip savo, ar... Ne, kad srovė, jeigu su šeriklėlė, vis tiek mano įsitikinimu tai yra stabilesnė. Trikampė? Taip, trikampė, negu apvali, sakykim, ar ten... Keturkampė lygiai taip pat turėtų būti. Vis tiek, keturkampės kampų daugiau. Daugiau srovė gali ką kabinti. Tai žiūrėk, tai reiškia, tu prieš ryždamas pavadį, ar ne? Va, čia yra pririštas pavadys, tu darai kilpą, ar ne, aš taip suprantu, va čia tu darai kilpą, paskui tu ją asimetriškai kerpi, tai yra 2/3 ir 1/3,
Prie trumpesnio galo turi šį šėryklą, tiesiai, ir paskui prie ilgesnio galo turi šį ir be jokio darai kilputę, be jokio šito, be suktuko. Nedėjau suktuko turbūt vien dėl tos priežasties, nes jau vis tiek dabar našė nemažai žolių. Kad nebūtų atliekamos vietos užsikabinimai. Supratau. Ir kabliukas čia 14-16 turbūt. Kažkur tai panašiai, o pavadėlio valas 0,12. Gal atkreipi dėmesį, ant ko labiau kimba šiandien? Labiau pasiteisino, nes labai, kaip minėjau, daug tuščių kibimų yra tokių smulkių ir jeigu aš kabinu kelias pinkas, 3-4 pinkas, porą matylių, odą truklio lervų, tai aš atkreipiau dėmesį, jeigu man numuša masalą nuo kabliuko, tai ant kabliuko pasilieka baltos spalvos pinkos. Tai raudonas pinkus kabina labiau? Raudonas pinkas greičiausiai kabina labiau, nes... O truklys šiandien dirba, nedirba? Atskirai iš pačio ryto bandžiau vien tik ant truklio, kažkaip tai jokio judesio nebuvo. Tikėjausi, kad užteks vienos pinkos ten porą truklių, bet dedu dabar 4-5 pinkas, porą truklių ir bandau taip. Laiko liko maždaug pusvalandis. Kas pirmauja, visiškai neaišku. Abu gaudo panašiai. Pažiūrėkim žvejų žinias, po jų sversim žuvį ir išaiškės paskutinis žvejų mūšio finalininkas. Sveiki žvejai! Norėčiau pristatyti naujovę šviestukų gamyboje. Šitie šviestukai naudojami gaudant naktį vėgėlės, dabar gaudant su dugninė meškerė, kada greitai sutemsta, kad matyti galūnės kibimą, būtinai reikia užsidėti šviestuką. Štai mano rankose kormorano šviestukas, kuris ypatingai storas yra, o ypatingumas tom, kad nebereikia jokių papildomų laikiklių. Yra specialus griovelis, paprasčiausiai jūs apspaudžiate savo meškerės galūnę ir jisai puikiai laikosi. Ir įlaužtas labai stipriai šviečia net 24 valandas. Kadangi žiema yra ne už kalnų ir pirmas ledas masina visus žvejus užlipti ir pagauti daugiau žuvies, siūlyčiau įsigyti štai tokius gelbimo komplektus, kurie yra skirti išlipti iš lūžusios eketės. Į ranką pasiėma skirtiklius, jais labai patogu lipti ir jeigu reikia pasikviesti pagalbos, paprasčiausiai reikia pašilti. Norėčiau pristatyti Romados tinklo parduotuvėse pasirodžius naujus kepurių modelius, tai yra firmos Graf. Mano rankose skirta žvejams, kur yra 100% nepralaidi vandeniui. Labai patogiai atsiriša viršus ir užsidengia ausis. Jeigu yra šalta ir gale atlenkus apsaugo jūsų ir kaklą. Kitas modelis yra skirtas medžiotojams. Konstrukcija yra ta pati, irgi nebijo vandens, visos kepurės yra kvėpuojančios, kas yra aktualu, jeigu jūs, pavyzdžiui, variminė medžioklė, daug vaikštot. Ir trečias modelis, tai yra konservatyviems medžiotojams ar tai žvejams, kurie nemėgsta kamufliažo, mėgsta lygią spalvą. Jie šitą kepurę taipogi turi visus prieš tai išvardintus privalumus, kvėpuoja, išgarina prakaitą, nepraleidžia vandens. Ir norėčiau pranešti, kad gauta didžiulė visų pamėgta kormorano firmos Astro termo batų siunta. Jas galite gauti dabar įvairiausių išmerų. Į vidų yra natūralus veilakas, kuris išsiima ir labai lengvai įsidžiovina. Priekis yra užvarstoma, pas ką yra didelė blauzda, negali rasti batų. Visas priekis yra tikrai turi oro tarpą, net apsimovus storą kojinę, jūsų kojoje tikrai nespaus ir žiemą nešals. Jie yra demisezoniniai, bet pagrinde juos rekomenduoja nešioti žiemą. Kadangi kormorano firma atsisakė pilnai žieminės programos, mūsų dėka Lietuvos žvejams buvo pasiūtas kartu su kormorano gamintojais žieminis kostiumas. Buvo pristatytas praeitais metais kaip didžiulė naujovė. Jo privalumai yra labai šiltas, labai stipriai kvėpuoja, galima toli vaikščioti tiek ant ledo, tiek miškais, jūsų prakaitas tikrai nesikaups ir bus išgarintas, turi labai daug kišenių, turi šiltą kapišoną. Viduj turi specialų sijoną, kurį užsisegus jūs sudarote viduj oro tarpą ir tas oro tarpas jūs šildo nuo jūsų kūno įšilęs ir neprapučia, per apačią neišeina šiluma. Kelnių konstrukcija yra pasiūta, kad yra iki pat kaklo viršaus. Kada jūs pasilenkėte, jūsų nugara niekada neprapūs. Jeigu jums pasidarė karšta, labai patogu yra atsisekti, bet priekio irgi neprapūs, kadangi jis yra iki pat viršaus. Jis turi papildomų daug kišenių, kurias jūs panaudosite susidėti savo žuklės įrankiams. Kelnių apačioje yra įsiūtas ilgas užtrauktukas, kuriui atsisegus labai patogu yra nusiimti žieminius batus.
Ir šią savaitę pirkdami Romados tinklo parduotuvėse Kormorano Romados kostiumą skirtą žiemai, jūs gausite dovanų. Astro Termo Kormorano žieminius batus nemokamai. Munt firmos ispaniškas koinės. Kormorano firmos Astro Termo kepurė skirta žiemai. Ir apatinius taipogi firmos Kormoran. Apsirengsite pilnai ir nemažai sutaupysite. Ir po žvejų žinių situacija labai neaiški. Tik svarstyklės parodys, kas tapo finalininku. Viskas. Paskutinio pogrupio finalas baigėsi. Vaikinai. O dabar sversim. Kaunietis, žemaitis, dizaineris. 680 gramų. Jo, užfiksavo. 680. Tinka. Nu, pavarėjai tu čia. 720 gramų. 40 gramų skirtumas. Jeigu... Man per veidą neužvažiuokit. Jeigu šiandien apskritai būtų buvusi žvejyba, tai sakyčiau, kova buvo labai atkakli. Bet tai kadangi čia vyrukai, kiekvienas vietinis sakučių dėdukas per valandą prigaudys daugiau. Su bambukinė meškerė. Buvo, gi matai, žvejų privažiavę, važinėja, niekas niekur nieko nepagauna. Ai, dabar jau čia aišku su jumis viskas. Ne, tikrai žiauri kova. 720 gramų prieš 3 valandas, prieš 680 gramų. Per 3 valandas tai buvo žiauri kova. Taigi, labai lygi, nors iš pažiūros ir nelabai atkakli kova. Skirtumas tik 40 gramų ir tie 40 gramų nulėmė finalininką. Tomas finale susikaus su kitais 3 finalininkais, o kaip vyks finalinės kovos, papasakosime paskutinėje lapkričio mėnesio laidoje. Viskas. Paskutinio pogrupio finalas padarytas. Rezultatus matėt. Labai žiauri kova, labai dideli svoriai. 40 gramų skirtumas, ko purtai galva. Pačiam nesitikė, ar ne? Išslydai tiesiog per nežinau ką. Tai va, kągi. Mūšiai pogrupiuose pasibaigė ir dabar mes jums visą gruodį rodysim, kaip tarpusavyje dėl 5000 litų prizo kovos 4 finalininkai, skirtingose rūšyse. O man beliko tik tai paguosti tikrą žemaitį iš Kauno Darių, ne dizainerį, o labai geros dizainerių firmos viršininką, tikrai originalius daiktus darantį. Va. Tai ne dizaineris, ar ne? Ne. Inžinierius elektronikas, ar ne? Kažkoks, ar vamzdininkas. A ką ryšį? Viskas, kas susiriša. Aišku. Ir pasveikint nugalėtoją. Šiaip tai buvau jau pradėjęs abejoti tavo išėjimų į finalą, bet kažkaip tu pasistengiai prieš galą ten porą tų kojų. Pasibučiuokit, ar ką? Sveikin. Tai va, paskutinis finalininkas Tomas, klubas vienam gale Kobinėlis. Susitiksim finale. Nors prieš finalą dar porą laidų mes rodysim apie... O! Dar pertrauksiu. Pertraukit. Tai nuo to vienam gale Kobinėlis klubą. Mes irgi tokį prezentą. Nu, kečiausia laida. Kas yra kečiausias daiktas? Tai man netikėta. Kokios riešas? Stručio kiaušinis.
tebūnė kokosų kiaušinis. Nu, giliai liestas, dar kartą, ačiū. Žvejų mūšis pradėjo imti kyšius. Daromės padorę laidą. Laidą pristato žvejybos įrankių parduotuvių tinklas Romada.